Kodėl esate konfliktiškos ir negatyvios vyro atžvilgiu, tai labai dažnai tai yra tik tai pasiekmė ilgai kauptų nuoskaudų ir mažų pretenzijų, kurios buvo ir kurias kaupėte visą laiką savyje. Ir tada, kai jau prikaupėte, mes kiekviena turim savo indą, kiek ten galim prikaupti, tada prasideda tas liejimas, ar ne? Tai yra konfliktai, tai yra negatyvas, tai yra pretenzijos, tai yra įžeidinėjimai, tai yra kaltinimai, tai yra priekaištai, visa ta masė. Tai jeigu jūs norite pakeisti savo požiūrį į vyrą ir iš tiesų nustoti būti konfliktiška, laikas pradėti galvoti, ko jūs neišsakote ir išmokti tai išsakyti, iškomunikuoti ekologiškai. Nes vyras jūsų galva neįlys, jisai nėra telepatas ir nenuskaitys jūsų minčių. Ir jeigu jūs iš tiesų jums svarbu, kad vyras jūs suprastų, jūs turite išmokti pradėti kalbėti. Nes abrakadabra galima kalbėti tokiais ratais kvadratais, bet, žinot, kaip ratais kvadratais, tai niekas ir neaišku. Tai